Toli, labai toli, už 9 kalnų, 9 upių ir dar kelių debesų buvo ypatinga vieta – spalvotasis miškas. Tai buvo nepaprastas miškas, kur medžiai keitė spalvas ne pagal metų laikus, o pagal gyventojų jausmus. Jei visi džiaugiasi, medžiai švietė geltonai, jei pyko, tamsėjo raudonai, o jei liūdėjo, nusidažydavo mėlynai. Spalvotame miške gyveno daugybė gyvūnų. Išmintingos pelėdos, smalsios voverės, pašėlę kiškučiai, net paslaptingas ežero vėžlys, kuris visada tylėjo. Visi gyveno draugiškai ir saugiai, bet vieną dieną viskas pasikeitė. Į mišką atskrido drakonas. Jis buvo mažas, žalias ir labai garbanotas. Turėjo gležnus sparnus, smalsias akis ir nuoširdžią šypseną. Jo vardas buvo Dulis ir jis ieškojo vietos, kur galėtų gyventi. Vietos, kur būtų priimtas toks, koks yra. Bet kai tik nusileido miško pievoje, gyvūnai išsigando. Drakonas? Sušuko voverė. Jis atėjo mus sudeginti. Greitai slėpkit vaikus, klykė stirna. Dulis nuleido akis. Jis žinojo, kad jo ugnelė mažytė, jis net negalėjo iškepti obuolio be dūmų. Bet gyvūnai apie tai nežinojo. Jiems pakako žodžio drakonas. Dulis bandė pasikalbėti, bet kur tik pasirodydavo, visi slėpdavosi. Net žolė aplink jį tapdavo melsva, liūdesio spalva. Dulis apsigyveno vienas, atokiame urvelyje, kalno papėdėje, ir kasdien tik tyliai žiūrėjo į miško gyvenimą iš tolo. Praėjo kelios savaitės. Vieną rytą miške kilo šurmulys. Dingusi buvo pelė Mirgė, jauniausia ir smalsiausia iš visų. Ji leidosi į žvaigždžių tyrinėjimą ir dingo. Gyvūnai susirūpo, pradėjo ieškoti, bet miškas buvo didelis. Dulis išgirdo jų kalbas. Jis norėjo padėti, bet prisiminė, kaip visi jo bijojo. Ir visgi, širdyje jis juto, kad gerumas svarbesnis už baimę. Tyliai pakilo ir nuskrido į tankmę, kur niekas nedrįso eiti. Ten tarp laukinių šermukšnių ir spyglių Dulis rado Mirgę. Ji buvo įstrigusi tarp 2 medžių šakų, sparnelis sužeistas. Ji drebėjo. Nebijok, aš tave parnešiu, švelniai tarė Dulis. Mirgė pažvelgė jį išsigandusi, bet netrukus suprato, kad jis negrėsmingas, o rūpestingas. Ji linktelėjo. Dulis švelniai ją pakėlė ir nuskraidino atgal. Visa pieva žvelgė nustebusi. Drakonas ne tik nieko nesudegino, bet išgelbėjo jų draugę. Ta vakarą spalvotasis miškas pirmą kartą nušvito šviesiai žaliai. Tai buvo vilties spalva. Atsiprašome, kad tavimi nepasitikėjome, prabilo senasis barsukas. Tu mums padėjai, nors mes tau atsukome nugarą, gėdydamasi kalbėjo voverė. Dulis tik nusišypsojo. Jam nereikėjo atsiprašymų. Jam pakako to, kad pagaliau kažkas su juo kalbasi. Nuo tos dienos Dulis tapo spalvotojo miško dalimi. Jis ne tik padėjo skraidyti voverėms, nors kai kurios rėkė iš baimės, bet ir išmokė gyvūnus matyti už išorės, į širdį. Tačiau tikras išbandymas dar laukia. Vieną dieną iš už kalnų atėjo pavojus. Gudri lapė uogina, kuri norėjo užgrobti spalvotąjį mišką ir pavergti gyventojus. Ji buvo klastinga, su saldžiais žodžiais viliojo gyvūnus, siūlydama naują tvarką. Kai kurie net susigundė. Dulis pajuto pavojų. Jis matė, kaip lapė skleidžia ne tiesą, o baimę. Jis nenorėjo kovoti, jis norėjo kalbėti. Vieną vakarą, kai miško gyventojai susirinko, Dulis išėjo į pievos vidurį.
Kartą jūs bijojote manęs, nes buvau kitoks. Bet aš parodžiau, kad gerumas ne visada garsus. Dabar jūs vėl susidūrėte su baime. Tik šį kartą ji dėvi mielą šypseną. Klausykit širdies, ne ausų. Tylą nutraukė pelėdžiukė Mirgė. Jis išgelbėjo mane, kai niekas nedrįso net ieškoti. Aš juo tikiu. Ir po vieną, po du visi gyvūnai žengė prie Dulio. Lapė uogina suprato, jos klasta neveikia ten, kur šviečia pasitikėjimas ir draugystė. Ji pabėgo, o spalvotasis miškas švytėjo spalvomis, kurių niekas dar nematė. Šiltais aukso ir švelnios alyvos atspalviais.